Ir Matas Latvys bando šiek tiek truktelėti priekį. Pražangos nėra. Vaidas Magdušauskas kamuolį perėmė. Ignas Venskus. Čia gali būti pavojinga. Štai taip. Ir Artiomas Šankinas. Grąžina kamuolį atgal Ignas Venskus. Deividas Malžinskas taip pat gali traukti priekį. Šį kartą pasirenka kitą sprendimą link Arno Olubogio. Pastarasis kamuolį išsaugojo, Hugo Figueredo, vėl Olubogis, Magdušauskas, yra galimybė smūgiuoti ir dar kartelį Artiomas Šankinas. Išlygino rezultatą, perkelė į pratesimą, o čia nepavyksta smūgiuoti. Meinaras Mikulėnas ieško savo šanso, dar kartelį. Ir čia panašu smūgis gal labiau netgi į savus vartus. Vykusiai atliko baudos smūgį šį kartą. Mato Ramanausko ir tikrai gerokai pavojingesnis Artiomas Šankinas. 13 ture su Panevėžiu, ten išsigelbėjo Banga nuo pralaimėjimo jau per teisėjo pridėtą laiką. Dabar Lavčikas, geras jo perdavimas ir pirmas rimtesnis Meinardo Mikulėno smūgis. Matyt, visgi susidūrė su kažkokiais sveikatos nesklandumais bolininkas iš Nigerijos. Pirmame kėlinyje, bent jau pirmoje kėlinio dalyje. Žiūrime, dar kartelį juda ir visi. Opa! Ir pirmasis įvartis. Ir kasgi kitas? Kasgi kitas, jeigu ne Nojus Stankevičius? Štai taip, pasiteisino Nikolos Vitorovičiaus sprendimai. Atgijo ir tribūnos Nojus Stankevičius. 6 minutės aikštėje ir pirmasis tikslaus smūgis galva. Neatrimiamas smūgis. Mikulėnas prieš 2 Gargždų Bangos gynėjus. Protingai sužaidė ir Deividas Malžinskas ir Simao junioras. Neišmušinėjo kamuolio, tiesiog dviese sugebėjo jį perimti ir vėl pradeda savo komandos ataką. Magdušauskas ir Figueredo jungiasi į ataką. Artiomas Šankinas antrų bandymų, bet kamuolys sugriebė. Nuo 75 minutės panevėžiečiai žaidė mažumoje, be pašalintų iš aikštės Justino Januševskio. Ir tas įvartis į Panevėžio vartus krito nuo 11 metrų žymos. Pažiūrėsim, ar šį kartą pavyks parodyti charakterį gargždiškiams. Čia Ignas Venskus, jo smūgis ir įvartis. Štai taip. Štai taip. 1-1. Grįžta į žaidimą Gargždų Banga. Grįžta ir Ignas Venskus primena apie save. Dar kartelį, laukiame pakartojimo. Čia šioks toks susidūrimas. Emocijos. Grįžta kamuolys atgal. Vaidas Magdušauskas. Jo perdavimas tikrai geras. Randa komandos draugą. Na, ir įvartis. Įvartis į savus vartus. Ir vėl Nojus Stankevičius. Regis jis buvo tas žaidėjas, kuris prisilietė prie kamuolio paskutinis. Štai taip, nuo herojaus iki atpirkimo ožio galima nusiristi per 14 minučių. Tautvydas Alekna jau pasiruošė žengti į aikštę. Na, čia reikia žiūrėti pakartojimą Kauno rajono Hegelman, kurių rungtynės Alytuje šiuo metu vyksta su Dainava. Turi 30 taškų ir Kauno Žalgiris 31 taškas. Deimantas Rimpa prie kamuolio nespėjo. Viskas tiek žinių, sako Donatas Šimėnas. Ačiū visiems. 2-1 pergalę iškovojo Gargždų Banga ir Vilniaus riteriai.